pirmi 2 kėliniai buvo tokie gan padorūs, ypač žaidžiant su tokia komanda kaip Virštin ir komanda vis dėlto yra Eurolygos, žaidžia vis dėlto vienas iš geriausių krepšininkų Lietuvoje, kurios turi didelę patirtį ir tarptautinę, ir turi supratimą krepšinio, ir turi gerą trenerį, o mes šiai dienai kokie esame, čia nepabėgsi, bet Madridas tikrai stengiasi. Pirmus 2 kėlinius mes gan sėkmingai atsilaikėme, tik pralošėm 5 taškais, bet po to vis dėlto mums pritrūko ir jėgų, ir patirties gal truputėlį, patikėjom, kad mes galim žaisti gerą krepšinį. Šitas ateina su laiku. Taip, treneri, o sakykite, prieš varžybas vis tiek žinojate priešininką kažkokias užduotis turbūt? Be abejo, vienas dalykas reikia sutikti su tuo, kad mes neturim tokių resursų, tokių techninių sąlygų, kad galėtumėm analizuoti komandą, galėtumėm žiūrėti video, nes komanda vis tiek yra pusiau profesionali komanda, yra daug kas dirba, daug kas atvažiuoja, ir kad surinkti visus į vieną krūvą, tai reikia ir patalpų, reikia ir technikos turėti reikia. Ir tas sudeda vieną krūvą. Kiek galima buvo informacija duota, kiek galima buvo perduoti, bet vis dėlto reikia rimčiau atsinešti varžybas, rimčiau daryti analizę ir daugiau duoti informacijos žaidėjams. Aname treneri, praeitose varžybose, kai išlošėte, sakėte, kad nemažą turbūt indėlį duos naujos žaidėjos. Jo šiandien įmetė po 14 taškų. Tai aš skaitau, kad labai gerai ir labai didelė paspirtis yra iš Kėlį, labai paspirtis yra iš Kristinos Aminaitės, yra tikrai tie žmonės labai daug įnešė pozityvaus į mūsų komandą. Ir mes aplink tuos žmonės, aplink skuriamą komandą, bandysim dėlioti žaidimą tokį, kad būtų gražus, kad būtų patrauklus žiūrovams. Ko palinkėtumėte Kalėdų progą ir Naujų metų progą žiūrovams? Žiūrovams ir visiems mūsų gerbėjams. Labai noriu dar kartą padėkoti merui, kuris tikrai padeda tai komandai. Aišku, matom, krepšinis eina į priekį. Noriu padėkoti visiems mūsų žiūrovams ir palinkėti jiems daug kitais metais sveikatos, stiprybės. Nes žmonės Lietuvoje šiai dienai ne patys geriausius laikus gyvena, kad susitvarkyti viskas į gerąją pusę. Kad visiems būtų smagu gyventi mūsų žemėje, moterų krepšinis eitų į priekį. Ačiū Jums, treneri, ir gerų švenčių Jums. Jums taip pat.